Labadiena. Šiandienos laiškas yra apie adaptaciją darželyje, bet ne tik apie tai. Labadiena, Austėja. Traukdau jūs dėl savo dukrytės, kuria šiuo metu yra lygiai 2 metai. Nuo rugsėjo 1 dienos pradėjau lankyti darželį. Pirmosios 2 savaitės tiek vaikui, tiek man buvo nelengvos. Tačiau šioje vietoje reikia paminėti, jog tikrai kitaip ir nesitikėjau. Šiuos 2 metus vaikas laiką leido arba su manimi, arba su tėčiu. Aš nusprendžiau toliau gilinti žinias, todėl studijuoju. Niekam kitam ji nebuvo palikta net valandai. To priežastis paprastos. Mano mamos nebėra, vyro mama dirbanti. Kiti artimieji taip pat arba dirbantis, arba studijuojantys. Auklės neieškojom, nes nebuvo didelio poreikio. Šiuos 2 metus aš nedirbau, todėl visada buvau namie, išskyrus laiką praleistą paskaitose. O ir su vyru visai neblogai tarpusavyje susitardavome dėl priežiūros ir kitų reikalų. Kai man reikia į studijas, tuomet jis lieka namie ir prižiūri. Kai jis reikalus tvarkosi, tuomet aš prižiūriu. Šie metai nebuvo lengvi, tačiau labai laimingi. Kas augina vienas be artimųjų ir auklių pagalbos, supras mane. Taigi, baigėsi mano mamyčio atostogos ir aš grįžau į darbą, o dukra pradėjo lankyti darželį. Mane ištiko lengvas šokas, nes iš skaitytų straipsnių ir atsiliepimų buvau susidariusi kiek kitokį vaizdą. Pirmąją dieną dukrai viskas buvo įdomu. Nauji vaikai, žaislai, aplinka. Antrą dieną jau buvo nekas. Ji verkė, prašė, kad nepalikčiau, o palikti reikėjo, nes auklėtoja pasakė: ateinat, paduodat vaiką ir išeinat. Na, aš galvojau, kad tėvams pirmasias dienas leis bent pusvalandį pabūti kartu su vaiku. Juk vaikui viskas nauja. Norisi pažiūrėti, kaip tavo vaikas reaguoja į šios pasikeitimus, kaip sekasi bendrauti su kitais vaikais, su auklėtojomis, ar jam gera. Žodžiu, pirmasias 2 savaitės vyko vaiko laužimas, o ne švelni adaptacija. Negalėjau daugiau rytais vesti dukros, nes ir pikau ant sistemos ir širdį be proto skaudėjo. O kaip kitaip, jie apsikabinusi kaklą verkia, o auklėtoja plėšdama nuo manęs ją klykiančią sako: taip reikia, kitaip per ilgai užtruks adaptacija, arba išvis niekada nepripras. Aš išbėgu, nes normaliai atsisveikinti šioje situacijoje jau būdavo neįmanoma. Arba atėję pasimti girdime, kaip gerokai pakeltų tonu už durų kalbama su vaikais: ko nevalgai, valgyk, ko verki, neverk. O kai duris atrakindavo, grupės duris rakinamos dėl vaikų saugumo, bijom, jog nespėsim sužiūrėti vaikų ir jie gali išbėgti, sako auklėtojas. Staiga tonas keičiasi ypatingai malonu ir šilta. Apie vaikų sutikimą rytais ir pasisveikinimą iš viso kalbos net negali būti. Susidūrėm ir su kitom valdiškom keistenybėm, tačiau nenoriu veltis į visus niuansus. Nepaisant visko, šiandien dukra į darželį nueina be ašarų. Nėra laiminga, tačiau neverkia ant kartų per dieną ir nešaukia: mama, tėtė, ateik. Atsisveikinimas rytais toks, koks lyg ir priklausytų. Ate, baigs darbą tėtė ir mama ir tave pasims. Sakyčiau, išsiskyrimo nerimas įveiktas ir adaptacija sėkminga. Bet dukra nemiega darželyje. Bandyta begalę kartų, tačiau rezultatas visą laiką toks pat. Verkia nesustodama, šaukia mamą arba tėtį. Mums kiekvieną dieną paskambina, kad atvažiuotume pasimti, nes ji nenusiramina ir per ją kiti vaikai neužmiega. Bandėm kalbėtis ir su pačia dukra, ir su auklėtojomis, kad tegul nemigdo. Tačiau rezultatas dėja nulinis. Mergaitė nemiegoti negali, nes jai priklauso miegoti pagal jos amžių. Tokia tvarka, leisti vaikui nemiegoti negalima, nes auklėtoja turi būti su kitais jau miegančiais vaikais toje patalpoje. O kas ją prižiūrės? Šiandien dienai situacija tokia. Dukra net pietų nevalgo, verkia. Į kambarį, kuriame miega visi vaikai, nekelia kojos, nebent ją verkiančią per prievartą įneša. Auklėtojai jos nuraminti nepavyksta, tenka atvažiuoti mums ir pasimti ją verkiančią. Direktorė kreipėsi į vaikų psichologą, kad vertintų dukrą, jos elgesį ir mus. O mes nežinome, ką daryti. Tai normali situacija, ar ne? Normalus toks elgesys. Ar tikrai vaikui reikia psichologo? Ir apskritai, ką mes galime padaryti tokioje situacijoje? Nes mums reikia dirbti, o auklės nerandame. Darželyje likti ir nemiegoti sistema neleidžia. Todėl kreipiamės į jūs, tikėdamėsi patarimų. Būsime be galo už juos dėkingi. Tiesa, reikia pasakyti ir tai, jog dukra ir namie ilgai neužmiega, tačiau kai užmiega, pietų miegas paprastai trunka mažiausiai 3 valandas. Na, problema kelių lygmenų, ar ne? Žinoma, jūs sakote, kad tai jau yra
praeityje, ta adaptacija, bet aš jau nekartą esu minėjusi ir čia norėčiau pakartoti, kad yra svarbu vaikui susipažinti su aplinka, kurioje jis leis savo dienas. Be jokios abejonės, iki mokyklinio ugdymo įstaigą vaikui išrenka tėvai, ne pats vaikas, ar ne? 3 metų vaikas dar nėra psichologiškai pakankamai subrendęs, kad jis eitų per 20-30 darželių ir sakytų, vis dėlto man šitas labiausiai patinka, ar ne? Taigi tokį atrankos ir pasirinkimo sprendimą turi priimti tėvai. Bet jau pasirinkus vaiką reikia supažindinti su to darželiu. Reikia ateiti, reikia apsižiūrėti ir jeigu negalima to padaryti iš anksto, tai prasme, jeigu nėra organizuojamos atviros duris ar laikas, kada galima ateiti apsižiūrėti, tada reikėtų tą padaryti per adaptaciją. Ir bent tą jūsų minimą pusvalandį ugdymo įstaiga turėtų leisti. Kodėl neleido, žinoma, aš nežinau ir iš jūsų laiško nesuprantu, bet kartais yra bijoma, kad vienu metu bus per daug tėvų grupėje. Tai tam tiesiog galima sudaryti grafiką, ar ne, kad nebūtų vienu metu 18 tėvų, o būtų 2-3 tėvai, ir kurie užeitų, pabūtų, apsižiūrėtų. Kita klaida, kurią kartais daro ir tėvai, ir ugdymo įstaiga, tai yra ta, kad ugdymo įstaiga nepaaiškina tėvams, kad tol, kol yra tėvai, vis dėlto atsakomybė už vaiką yra tėvų. Nes kartais tėvams atrodo, oi, mes atėjome, o čia auklėtojos nekreipia dėmesio, ar ne? Jeigu šalia yra mama ar tėtis, tai jie ir yra atsakingi. Auklėtoja negali ateiti ir esant mamai plėšti iš jos rankų vaiko ir sakyti, ne, tu čia mesk mamą, einam pažaisti. Žinoma, jį gali žvilgsniu pakviesti, žodžiu pakviesti, švelniu mostu, ar ne, bet dažniausiai vaikas, kuris 1 ar 2 dieną yra ugdymo įstaigoje, tai arba jis savanoriškai pasileidžia ir eina ir tyrinėja, arba jau jis būna šalia mamos ir tėtės, nes tai suteikia saugumą. Tikroji adaptacija ir tikrasis pedagogo darbas prasideda vis dėlto jau išėjus tėvams. Ar ne? Dėl to reikia suprasti, kad tas perėjimas, kai abudu yra klasėje, ir tėvai, ir pedagogai, tai vis dėlto tėvų yra atsakomybė už vaiką, tėvai su vaiku tyrinėja aplinką, o pedagogas, žvilgsniu, žodžiu, švelniai įtraukia tą vaiką, bet vis viena jo dėmesys, tol, kol yra konkretaus vaiko tėvai, yra skirtas tai vaikų grupiai, kurie jau yra ugdymo įstaigoje. Čia jūs minite, kad pakeltų tonų kalbama su vaikais. Jeigu jūs girdėjote ir jums tas nepatiko, aš tikrai siūlyčiau apie tai kalbėti su pedagogu, dėl to, kad visko būna. Kartais net pats pedagogas to nepajaučia, o kitam pasakius pastabą, nepriima jos asmeniškai, sugeba keistis, reaguoti, ir tai yra puiku dėl to, kad mes visi žinome, kad yra itin svarbus tėvų ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas, ar ne? Tai, kad jūs parašėte man, nuo to jūsų pedagogas nepradės kalbėti švelnesniu tonu, ar ne? Bet jeigu jums reikia mano patarimo, tai viskas suprantama, ar ne? Bet dabar aš jums labai siūlyčiau tiesiog eiti pas pedagogą ir siekti susitarti su ja. Ir žinoma, didžiausia problema, kurią jūs įvardinate, tai yra neadaptacija, kuri jau, kaip ir minite, yra kaip ir įvykusi, ar ne? Ir tas susitarimas su pedagogu, bet būtent nemiegas ugdymo įstaigoje. Ši tema Lietuvoje vis dar yra labai aktuali. Vakarų pasaulyje mes jau seniai nebediskutuojame apie tai. Jeigu vaikas nori, jisai miega, jeigu jisai nenori, jis nemiega. Vaikystės sode lygiai taip pat, mes nuo pat pirmos dienos laikome šitos politikos, kad jeigu vaikas nenori, jis nemiega. Yra tik tai viena taisyklė, ar ne? Tai yra pagarbaus elgesio taisyklė. Jeigu aš nenoriu miego,
aš galiu nemiegoti, bet aš turiu gerbti tuos, kurie miega ir mano žaidimai kitų miego metu turi būti pakankamai tylūs ir ramus, kad kiti galėtų miegoti. Ir kartais pedagogai, kurie to nėra matę, ir tėvai, kurie nėra to matę, sako, taigi Dieve mano, ar gali 3 metų vaikas ramiai žaisti, jisgi tai yra neįmanoma, jis tuoj pat visus pažadins. Patikėkite, yra įmanoma, įmanoma Lietuvoje, įmanoma Olandijoje, įmanoma JAV, įmanoma Australijoje, tai tikrai įmanoma ir jūsų mieste. Tai nėra raketų mokslas. Tikrai geras pedagogas pasiūlo vaikui tokias ramias veiklas ir jeigu jos yra vaikui įdomios, tai vaikai yra protingi ir jie geba tą laiką užsiimti taip, kad nepažadintų savo draugų. Aišku, pedagogui yra labai patogu, jeigu visi vaikai miega. Bet, vaikai yra ir mažieji mūsų pagalbininkai. Tol, kol kiti draugai miega, galima suklijuoti knygeles, galima sutvarkyti namų centrą, galima perrinkti Lego kaladėles, ar ne, ir pasižiūrėti, ar ten nėra įsimaišiusių kitų kaladėlių. Galima sudėlioti gamtos centre iš naujo visas, ar ne, pedagogai dažnai sako, mes neturime laiko, kada susitvarkyti. Tai prašau, iš karto vienas pagalbininkas klasėje, kuris gali padėti viską susitvarkyti ir susidėlioti taip, kaip tu nori, ar ne? O vaikam nepaprastai patinka padėti suaugusiam, dar Montessori, ar ne, praeitame amžiuje apie tai šnekėjo. Taigi, nemiegojimas yra visiškai normalus. Ir jau norėdama netgi kalbėti ne tik teoriškai, ar ne, aš pati niekada nemiegojau pietų. Ir mano pačios vaikai tiesiog reikia mažiau miego. Turbūt ir tie patys pedagogai pasikalbėję tarpusavyje išgirstų, kad vienam reikia būtinai 9 valandų miego. Neišmiegojęs 9 valandų jis jaučiasi ir pervargęs, ir negalintis išlipti iš lovos ir visa kita. O kolega sakys, tikrai man puikiai užtenka ir 7 valandų miego. Yra ir žmonių, kuriem užtenka 5-6 valandų miego. Tai ką mes dabar juos priversime gulėti lovoje dar 4 valandas, nes, kolegai reikia 9 valandų. Ar ne? Tai lygiai taip pat vaikai, jie yra skirtingi. Jie nėra absoliučiai iš vienodo molio drėbti. Nereikia pamiršti ir to, kad tas perėjimas nuo miegojimo dieną prie nemiegojimo dieną yra ganėtinai sudėtingas. Ir tada kartais tos vadinamosios senosios pakraipos pedagogai ir netgi pediatrai sako, kad, matote, vaikas irzlus, agresyvesnis, pavargęs ir dėl to jūs privalote jį migdyti. Nebūtinai, tiesiog tas etapas, kol vaiko biologinis laikrodis prisitaiko prie kito ritmo, nėra lengvas. Jūs taiga pabandykite visada kėlusis 7 valandą keltis 5. Ir nesvarbu, kad jūs miegosite tą patį valandų skaičių, bet tiesiog pasistumėjęs laikrodis sąlygos tai, kad vis viena jums reikės iš naujo prisitaikyti. Taip ir vaikui. Pavyzdžiui, mano vaikams puikiausiai užtenka ilgesnio nakties miego dienos miego sąskaita. Nes, kita vertus, man netgi gaila kartais tėvų, kurie ateina ir sako, aš 2 valandas guliu šalia vaiko, pats užmiegu, kol jis užmiega pietų miego. Tai kurių galų taip kankintis? Tiesiog nueikite anksčiau miegoti. Keletą savaičių tas bus sudėtingiau, bet kai persisuks laikrodis ir jis tvarkingai pradės veikti, tai jums bus puiku, jūs galų gale galėsite, pasidžiaugti ir vienas kitu su vaiko tėveliu ar mama, ar ne? Ir tai tikrai nėra pats blogiausias variantas. Svarbu, kad vaikas būtų pailsėjęs, kad vaikas nebūtų pervargęs, kad dėl to nesilptų jo imunitetas, o ne tai, kad jis privalo miegoti dienos miegą. Vėlgi, kadangi jūs sakote, kad pedagogai teigia, kad jai priklauso miegoti pagal amžių ir kad jie tikrai nekeis tvarkos, aš jaučiuosi tarsi aklavietėje, jeigu iš tiesų taip yra. Bet visiems siūlyčiau bandyti eiti kalbėtis. Ir net
paprasčiausias Google jau jums gali duoti paieškos rezultatų, kurie sakys, kad vis dėlto mes privalome atsižvelgti į individualaus žmogaus poreikius. Ir nesvarbu, ar tam žmogui 3, ar jam 33. Tai linkiu sėkmingo dialogo ir tikiuosi, kad jūs būsite išgirsti ir dukrelė leis linksmas dienas darželyje.